Sveiki. Vasario 3 diena. 14 valandų 10 minučių. Jau pusę valandos balandžiai išleisti. Oras puikus. Kažkoks zylutės neatskrenda lašinių. Praktiškai be vėjo. Štai dūmai iš kamino vos. Gražu. Kurie nori, tie skraido. Ypač šiom dienom, bet ir šiaip vengiu balandžius vyti iš balandinės, kad jie eitų būtinai visi skraidyti. Kurie nori, kurie geriau jaučiasi, kurie drąsesni, tegul paskraido. Na, drąsesni, kurie jaunesni, aišku. Štai. Puiku. Va, pavyzdžiui, patelė. Ne, čia jo sūnus. Sumaišiau 20 metų. Šabo su verpetu, Algvido paukštis. Aha, kas norit jau, kur nenorėsit, tokie šalčiai laikosi pastoviai. Tai jau mano pašarai paruošti, bet dar norėčiau pusę valandos juos, kaip sakant, grynam ore palaikyti. Su jais tai eisiu maitinti. Šalčių maratonas tęsiasi. Vakar ryte buvo minus 34. Nu tai rekordas pas mus. O šiandien ryte buvo 18. Žymiai jau šilčiau, galima sakyti. Nors ką 18 tai šaltis. O dabar nežinau, fokusuoja, nefokusuoja. Taip. Va. 13 laipsnių. Minus 13.
Tik tai. Aha, pamatė, kad les dar nėra. Ir einat atgal, taip. Einat atgal. Šilto vandens atnešiau. Šitas veteranas 2011 metų Džintao Liu paukštis. Olandiškų žiedų. Labai gražus, stambus. Aišku, tokiem senukam nesinori rizikuoti, nors kiek leidžiu, va, sausio mėnesį, vasario, va, praktiškai kasdieną. Nu, vakar neleidau. Nemačiau vištvanagio. Užvakar paukštvanagis į virtuvės langas įtrenkė, gal save pamatė atsispindinti, galvoju, kad šitą auką ir trinktelė, gaudydamas save, savo atvaizdą. Aišku, čia tų žvirblių pas mane tai yra, aš čia juos pamaitinu, tuos žvirblinius paukščius ir kitokius. Ir strazdai atskrenda. Vat, jeigu matot, po serbentų krūmų, kiek čia visko priberta. Aišku, likučiai, kiekvieną rytą jie gauna tai, ko nesulesa kanarėlės ir papūgos. Bet zylių sumažėja. Pakabinti ir lašiniai nupirkau. Pakeičiau vietą, vis tiek nesimato jų tiek gausiai, o kad ant lašinių lest atskristų iš vis nemačiau. Nors jau kabo gal 2 savaitės. O, gaidys gieda. Na ir vištom šaltoka. Bet kadangi aš duodu, jau pabaigiau pašarinius burokus, bet kasdieną patarkuoju dar prie traiškytų grūdų, tenai kviečiai, miežiai, kukurūzai ir žirniai traiškyti. Ir aš dar įtarkuoju obuolių. Gausu buvo obuolių, prisirinkau. Ir tos obuolius po truputį tarkuoju ir kasdieną sumaišau su tuo traškytų grūdų miksu. Ir va tokį mišinį duodu. Labai lesa paukščiai. Nu, balandžiam pagrindė eina miežiai, kukurūzai, avižos, vykiai, kviečiai ir žirniai. Ypač per šalčius duodu labai kaloringą gerą maistą ir praktiškai tiek, kiek jie nori. Nelieka nei kiek, norėtų gal ir daugiau, bet
šaltom naktim, dienom. Pas mane balandinė nėra apšildyta, taip, daug ventiliacijos, tai jie daug kalorijų sudegina, palaikydami pastovę kūno temperatūrą, o ta temperatūra, kaip žinote, yra aukštesnė negu žmogaus ir paukštis praktiškai šalčio nebijo, jeigu jisai yra sotus. Nu va, dar kažkas skraido. Kažkas vaikštinėja, laukia pietų. Kažkas sniegą bando lesti. Nieko, jau vasario 3, po truputį saulė aukštyn žada kaip ir temperatūros kilimą. Speiguotų tokių, tikėkimės, naktų ir rytų nebus. Jau, na, dar kažką ten truputį atšilusi, vėl šalčio daugiau žada, bet matysim, ką čia žada. Gerai laukia kvėpuoti, gerai. Toks oras, tai sveikas oras. Drėgmės nedaug. Nu, svarbu nesušalti. Va, ta patelė juodai marga. Iš tolimos distancijos grįžus apvirtais sparnais, 18 metų, jau jinai praėjusią sezoną ir nedalyvavo. Na, 18 metų, skaitykit, 6 ir 2, 8 metai paukščiai. Nėra ko čia iš jų tikėtis. Bet tokius, kurie išlieka, laikau kaip garbės piliečius. Kiek gyvens, tiek gyvens. Vietos visiems užteks. Dar, kaip sakant, vaisingi. Galima jauniklių susilaukti. Daryti atranką iš geresnių paukščių. Kad tik būtų sveikatos su jais dirbti. Va, 18 metų irgi paukštis, žalių žiedų, tamsiai raibas. Na kągi, pirštai šąla, laikas eina. Parodžiau, kaip gyvena paukščiai Bogaslaviškyje, sportiniai balandžiai. O turbūt matot, kurie yra su brikono žiedais. Va. Nenuiminėjau iš jų. Kurie jau dalyvauja, kurie tie ir turi tos savo žiedus ir žiemą. Šiemelės reikalai, matau,
Raudonų žiedų čempionas, lenkiškų žiedų paukštis. Berods užpernai pirmas Šiaulių Vilniaus klubų ilgiausiai distancijai parodė geriausią laiką. Štai šitas paukštis. Esu jau matau, patelę kalbina. Nu dar ne pavasaris. Nežinau kaip čia bus, neskyriau tos paukščių šiemet. Tiesiog viskas kaip ir meilė liejasi laisvai, tegul jie poruosi kaip jie nori. Gamta ir varžybos, treniruotės atrinks stipriausius jų palikuonis. Pabandysim taip. Daug darbo iš tikrųjų atskirinėti, po to sportuodavau našliavimo metodu. Patinai atskirai, patelės atskirai laikomos. Nu, skaitau. Aišku, fizinė būklė geriau galima išlaikyti, geresnė, bet kaip ir gamtos prievartavimas. Jie nori poruotis, vaikus auginti, o tu prievartą juos atskyręs laikai, kad tik tai tų kalorijų neprarastų meliai ir geriau skraidytų ir trauką turėtų geresnę. Nu, namo grįž, bet daug kas laiko lizdinių metodų porose ir puikiausiai skraido. Tai tiek, Gediminas. Šalta jau ir kalbėti. Bogaslaviškis, Lietuva. Sveikatos, gėrio, taikos, ramybės jūsų namam, geros nuotaikos. Ir dėkui, kad žiūrite.